Broliai seserys, šios savaitės penktadienį, praeitos savaitės penktadienį, visa bažnyčia šventė Šventosios motinos Terezės dieną. Ir mes turime laimę savo bažnyčioje turėti motinos Terezės relikviją. Ir prie jos mes kalbėjome motinos Terezės litaniją. Ir norėčiau pasidalinti apie ją keletų minčių, kurias jau trumpai paminėjau penktadienio mišiose. Žinome, motina Terezė buvo pašaukta Jėzaus rūpintis vargšais. Jis paprašė jos nešti savo gailestingumą ir šviesą į žmogiškosios varganos tamsoje. Jėzus motinai Terezei ypatingų būdų leido suprasti, kad jis yra kiekviename vargše. Taigi, motina Terezė buvo įsitikinusi, kad tarnaujant vargšams, tarnaudama vargšams, ji tarnauja Jėzui. Pagal Jėzaus tiesioginį prašymą, motina Terezė įkūrė ordiną Meilės misionierių seserys. Ir šiandien jų yra tūkstančiai visame pasaulyje. Jos teikia įvairią pagalbą vargšams, tiems, kurie neturi nieko ir niekas jais nesirūpino. Kai aš buvau jaunas studentas Paryžiuje, aš turėjau progą susitikti su motina Terezė. Ji dalyvavo dideliame kongrese ir kartu su keliais kitais savanoriais buvo paskirtas ją lydėti. Ir mane labai sužavėjo jos susikaupimas maldoje. Kai ji ėjo iš vienos vietos į kitą, ji buvo visiškai susikaupusi. Aplink ją vyko sujudimas, buvo fotografai, žurnalistai, bet ji ramiai meldėsi. Išorėje buvo triukšmas ir išblaškymas, bet viduje, savo širdyje, ji meldėsi viešpačiui tyloje ir ramybėje. Kitas dalykas, kuris buvo įspūdingas motinos Terezės asmenyje, buvo jos šypsena. Jos paprasta ir nuoširdį šypsena išreiškė gerumą, švelnumą, džiaugsmą. Savo šypsena ji atspindėjo Dievo gerumą ir darė gerą visiems. Ir norėčiau šiek tiek ilgiau sustoti prie šio jos šventumo aspektą. Motina Terezė pasakojo, kad kartais ji nenorėdavo šypsotis. Buvo sunkių dienų, išbandymų, nuovargio, dvasinės nakties akimirkų, bet tomis dienomis jis stengėsi šypsotis, nes jis suprato, kad net jei siela liūdna, išbandyta, šypsotis kitiems yra meilės veiksmas. Meilės veiksmas, kuris daro gerą kitam ir patinka Dievui. Jis savo širdyje žinojo, kad viešpats nori, kad ji šypsotųsi kitiems, ir ji tai darė dosniai. Kai motina Terezė gavo Nobelio taikos premiją, jis sakė kalbą, kurioje pasakė: visada susitikime vieni kitus su šypsena, nes šypsena yra meilės pradžia. Ji taip pat pasakė: mes niekada nesužinosime, kiek gero gali padaryti paprastą šypseną. Ir man atrodo, kad mes galime paprašyti motinos Terezės mums padėti padovanoti savo šypseną kitiems, net ir tada, kai tai nelengva. Motina Terezė stengėsi visiems šypsotis, bet ji taip pat stengėsi šypsotis Dievui. Laiške savo vyskupui ji rašė: melskitės už mane,
kad aš galėčiau ir toliau šypsotis Dievui, nepaisant visko. Taip, kai jai ne visada buvo lengva šypsotis kitiems, taip pat ne visada buvo lengva šypsotis Dievui. Bet kaip suprasti jos norą šypsotis Dievui? Ir plačiau tariant, kodėl yra gerai dažnai šypsotis Dievui? Mokslininkai įrodė, kad šypsena turi teigiamą cheminį poveikį mūsų smegenims. Ir tie mokslininkai taip pat įrodė, kad mūsų veido išraiškos daro įtaką mūsų emocijoms. Ir kad šypsena gali sukelti su džiaugsmu susijusias emocijas. Todėl šypsotis ne vien kitiems, bet ir Dievui, kaip pavyzdžiui esame vieni, tai padeda tam, kad būtume džiaugsmingi. Dievas nenori, kad pasinertume į liūdesį ir neviltį. Ir šypsotis padeda tam, kad mumyse būtų tam tikras džiaugsmas, nors tuo momentu tai nėra lengvas momentas. Šypsotis Jėzui taip pat yra būdas jam išreikšti savo pasitikėjimą. Tai tylus ir paprastas būdas Jėzui pasakyti: Jėzau, tai sunku, bet aš tikiu, kad tu esi su manimi ir dabar mane palaikai. Motina Terezė, patirdama sunkių akimirkų, stengėsi šypsotis Dievui ir tai buvo būdas jam išreikšti: aš nesu beviltiška, aš pasitikiu tavimi. Yra dar viena priežastis šypsotis Dievui. Šypsena išreiškia dėkingumą. Kai, pavyzdžiui, gauname dovaną, šypsomės asmeniui, kuris ją padovanojo. Šypsotis Dievui tai būdas jam padėkoti, jam pasakyti: aš dėkoju tau už viską, kas gera man buvo duota nuo mano gimimo dienos ir už viską, kas gera man duodama šiandien. Taigi, šypsotis Dievui reiškia atsisakyti žiūrėti į viską, kas bloga, ir stengtis matyti tai, kas gera, nepaisant sunkumų. Šypsotis Dievui reiškia žiūrėti į pusę pilną stiklinę, o ne į pusę tuščią, ir dėkoti jam už tai, kas gera. Motina Terezė pasakė: dėkingumas yra džiaugsmo paslaptis. Kuo daugiau dėkojame Dievui, tuo labiau mūsų širdis atsiveria jo meilei. Ir motinos Terezės šypsenos Dievui buvo būdas jam dėkoti ir išlaikyti džiaugsmą. Broliai ir seserys, kartais tikrai sunku šypsotis Dievui arba kitiems. Jei tai darome, tai yra graži pergalė. Tikėjimo pergalė, vilties pergalė, meilės pergalė. Rytoj yra šilinės, tai švenčiausiosios mergelės Marijos gimimas ir taip pat atlaidai Šiluvoje. Todėl galime melstis šią motinos Terezės maldą. Mergelė Marija, padaryk mano meilę spindinčią šypseną. Tegul mano šypsena išreiškia tyriausią gerumą. Išmokyk mane šypseną pamiršti savo rūpesčius ir skausmus, kad galėčiau kreipti dėmesį tik į kitų džiaugsmą. Tegul mano šypsena daro mano bendravimą su artimaisiais šiltesnį ir nuoširdesnį. Išsaugok man šypseną skausmo valandomis, kad net ir tuomet galėčiau toliau save dovanoti artimui. Padėk man širdies gelmėse išsaugoti meilės džiaugsmą, kuris pasireiškia per šypseną. Išmokyk mane, o šventoji mergelė Marija, su džiaugsmu tarnauti viešpačiui, šypsantis kiekvieną mano gyvenimo akimirką. Amen.